Visuomeninio judėjimo nariams sako, jog mintis antrą Velykų dieną į Laisvės alėją sukviesti kauniečius kilo tuomet, kai paaiškėjo, kad dar nė karto laikinosios sostinės gyventojams nebuvo surengta tokia pavasario šventė. Kiekvienam metų laiku mes turime įvairius renginius Kaune, ir Hanza dienas, ir Kaunas Jazz ir taip toliau. Pavasarį, būtent Velykų šventės mes neturime. Ir šią gražią akciją, atvirų renginių, inovatyvių požiūrių, įtraukiant įvairias nevyriausybinės organizacijas ir jaunuosius menininkus, siekiame, kad tai taptų graži tradicija Kaune. Šiaip jau mes ne pirmą šventę organizuojam, buvo ir žiemą šventės daromos, o tiesiog nusprendėme, kad antra diena, kad laisvė būtų gyva, kad žmonės galėtų pasivaikščioti, ir oras dar mums pasisekė šiandien, padaryti tokią šventę, tokį suėjimą, nes visada jau antrą Velykų dieną žmonės paprastai juda, vaikšto, tai tiesiog tokia mintis kilo, kodėlgi nesubūrus visų, kurie niekur neišvažiavę. Tokių renginių, kurie skleistų tokią pozityvę dvasią, jų visą laiką norisi daugiau, kur žmonės susirinktų, pasiklausytų muzikos, vaikai irgi turėtų savo užsiėmimų, pažaistų. Renginyje 3 žingsniai link pavasario alėjos organizatoriai laukia išties būrio kauniečių. Žmonės tikino, kad mieste trūksta masinių švenčių, kurios anot jų galėtų vykti kad ir kiekvieną savaitgalį. Pasižiūrėkit, kiek žmonių ir kiek išėjo žmonių Laisvės alėją, šeimų su vaikais, ir masiškai galėčiau pasakyti, renkasi į tas šventės, galbūt dalyvavimas juose. Mažesnės grupės dalyvaujasi, bet iš tikrųjų manau, kad labai gerai būtų, kad tokios šventės vyktų kiekvieną savaitgalį bent. Iš tikrųjų tai tikrai reikia. Mes perėjom 11 valandą su vyru pradėjom eit, buvo taip tylu ir nejauku, sakom, viskas uždara, taip dirba ir tikrai reikia. Išėjai žmonėm reikia pasižmogėti, labai gerai, malonu. Antrą Velykų dieną visuomeniniam judėjimui bei kauniečiams pavasario link padėjo žygiuoti ne tik nevyriausybinės organizacijos, bet ir Kauno menininkai. Tad seniausioje miesto gatvėje šurmulio netrūko. Miestiečiai galėjo paplušėti dažant didžiausią margutį, dalyvauti margiausio pavasario piešinių parodoje, kiaušinių ridenimo varžybos ir net kiškių lenktynėse. O visus susirinkusius dar palinksmino ir Linas Adomaitis bei kiti atlikėjai. Nes tavo spalvos tokios ryškios. Pasižiūrėk, pasižiūrėk, o mano pasaulis toks išblyškęs. Aš nepatau, nes tavo spalvos tokios ryškios. Kaunas!